Viktoras Jasaitis. Priklausomas be galimybės mesti. Ištrauka. Sesės dėmesį patraukė viena palapinė, iš kurios vis pasigirdėjo plojimai ir palaikantys šūksniai. Prieėję arčiau sužinojome, kad jie atstovauja cukriniu diabetu sergantiems vaikams ir ne tik prašė juos paremti, bet ir siūlė patirti, ką jaučia diabetikai ir pasimatuoti cukraus kiekį kraujyje. Pasimatavo sesuo, įmetė kelis pinigėlius ir dėžę ir sulaukė karštų aplodismentų. Tampydama už rankos drąsiai paragino tai padaryti ir mane. Nenorėjau aplodismentų ir dėmesį, bet žinau, kad ateityje įstojus karo akademiją gali tekti dažnai tikrinti sveikatą ir badytis, tad pasitikrinau. Čia linksmybės ir baigėsi. Šią dieną laikiau savo antruoju gimtadieniu. Bet dabar akise stovi kaip savanorius, kuria man marškinėlį užrašytas vardas Tadas, paėmė ir nuvalė pirštą balta šlapia spiritu dvelkiančia servetėle. Paskui specialų mažą juodą aparatą, naudojamą pirštų pradurti, įdėjo naują adatą. Į kitą aparatą įdėjo ploną pailgą baltą juostelę, kuri tik ir laukia, kada galės palaižyti mano kraują ir pasakyti, ar labai saldus aš esu. Tadas pradūrė man pirštą, suspaudė, kol užtryško mažas kraujo lašelis. Pridėjo aparatą su juostele, palaukė, kol šis prisilaižė mano kraują. Trumpa tyla. Aparatas sutupsėjo. Ekranėlėje atsirado skaičiai, o Tadas staiga išbalo. Jis suraukė antakius, lūpų kamučiai nusileido. Išsigandau, laikas sustojo. Tadas vienintelis tuo metu žinojo tiesą. Jis taip pakėlė akis į plotį pasirengusius kolegas. Šios akimirksnius sustingo. Sesuo taip pat pajuto atsiradusią įtampą. Jis stipriau suspaudė man ranką. Savanoris vėl atsisuko į mane ir nežvilgtelėjęs akis paprašė duoti kitą ranką ir viską pakartoti. Tuo metu atokiau stovintys tėvai pastebėjo, kad tikrinimas užtruko. Iki tol tikriausiai sprendė, kuriais vėliau, o gal bandė prisiminti, iš kurios palapinės pernai parsivežė skanios rūkytos žuvies. Tadas vėl atliko tą pačią procedūrą, tik šį kartą ranką nuvalė dar atidžiau. Tam sunaudojo keletą servetėlį, pakeitė adatą, tūris į pirštą, spustelimas, pasirodė kraujas. Tadas pridėjo gliukozės tikrinimo aparatą su juostele, mano kraujo lašelis susigėrė, ilga pauzė, pyptelėjimas. Savanoris liko toks pats surūpinęs, jis giliai atsiduso. Akimirksniu išdžiūvo burna. Pradėjo mausti pečius, spausti galvą. Taip jautiesi tik tada, kai supranti, kad tau šakės. Tadas lėtai pakėlė galvą, pažiūrėjo į akis ir paklausė, kiek man metų. Kelis kartus bandžiau drąsiai atsakyti klausimą, kai koks kareivis, bet liežuvis nenorėjo tarti žodžių. Iš nerimo kupino žvilgsnio nuslydusio į tėvus patyręs savanoris suprato, kad esu nepilnametis. Rankos mostais pasikvietė juos arčiau ir nusivedė mus už palapinės. Čia turėjome bent šiokio tokio privatumo. Mandagiai prisistatęs jis mums parodė sesers ir mano rezultatus gliukozės kiekio matuoklyje. Sesės rezultatas 4,2, mano 20,8. Mums, kaip ir tau tikriausiai, tada tas skaičiai nieko nereiškia. Nesupratome, kuris geras, kuris blogas, bet galiu laškinis, kad meniškis rodo kažką negero, tik tai supratau ar labai. Po jokios 100 metų trukusios akimirkos Tadas paklausė, ar ką tik nevalgiau ko saldaus, negeriau sulčių ar ko panašaus, atsakiau, kad ne. Tėvai buvo pažadėjęs cukraus saldaus po to, kai paeisime pirmą mugės ratą. Tai Tadas suglumino dar labiau, pasak jo, jis būtų neregavęs ir taip pat būčiau sulaukęs ovuliacijų, jei akmenėlėje būtų atsiradęs skaičius 7 ar 9. Pavalgius ir šiek tiek daugiau gali būti. Rezultatas viršija visas pateisinamas normas. Jis mums patarė kuo greičiau vykti į polikliniką pas savo gydytoją, papasakoti, kokius skaičius parodė matuoklis ir pasidaryti kraujo tyrimą. Nesulaukiu jokių plojimų, už įmestą paramą, jokių balionų ar palaikymo šūksnių. Susirūpinę savanoriai palinkėjo stiprybės. Kažkuris dar viltingai patikino, kad kartais ir matuokliai klysta. Tad dar nelaikas daryti išvadas. Nepadėjo akivaizdu, kad jie žinojo, jų matuoklis tikrai neklysta.